Banknotų popierius gaminamas iš grynos medvilnės, todėl banknotų popierius šiugžda ir yra tvirtas, nėra minkštas ar labai blizgus. Pagrindinių atvaizdų, raidžių ir nominalų spausdinto paviršiaus nelygumai išgauti specialia spausdinimo technologija naudojant dažus. Spaudos neligumus pajusite perbraukę per banknotą pirštu arba atsargiai jį pakrapštę nagu. 5, 200 ir 500 eurų banknotuose yra apčiuopiamos žymės, skirtos sutrikusio regėjimo žmonėms. Vandens ženklai gaminami keičiant popieriaus storį. Vandens ženklus galima pamatyti pakėlus banknotą prieš šviesą. Spalvų tonai tolygiai keičiasi iš šviesių į tamsius. Viršutinėme banknoto kampe abiejose pusėse išdėstyti nominalo fragmentai tiksliai susijungia ir suformuoja skaičių. Tai matyti pakėlus banknotą prieš šviesą. Apsauginis siūlelis yra nematomas banknoto popieriaus paviršiuje. Pakelkite banknotą prieš šviesą. Siūlelis atrodo kaip tamsi linija, kurioje matyti žodis euro mažytėmis raidėmis ir nominalo skaičius. Pakelkite banknotą prieš šviesą. Folijoje išvysite iš perforuotų skylučių sudarytą euro simbolį ir nedidelius nominalo skaičius. Pakreipkite banknotą ir pamatysite, kad holograminis vaizdas keičiasi. Vaivorykštės spalvų fone nominalo skaičius virsta euro simboliu ir atvirkščiai. Pakreipkite banknotą. Jo reverse pamatysite aukso spalvos juostelę, kurioje nurodytas nominalo skaičius ir euro simbolis. Pakreipkite banknotą ir pamatysite, kad holograminis vaizdas keičiasi. Nominalo skaičius virsta langu ar vartais ir atvirkščiai. Fone matyti labai mažos vaivorykštės spalvų raidės, koncentriniais apskritimais pereinančios iš fragmento centro į pakraščius. Pakreipkite banknotą. Reverse nominalo skaičiai keičia spalvą iš violetinės į gelsvai žalią ar rudą. Patikrinkite su didinamuoju stiklu. Mikrotekstas yra keliose banknoto vietose. Norint įžiūrėti, pavyzdžiui, averse esantį žodį euras graikiškomis raidėmis, reikia pasinaudoti didinamuoju stiklu. Mikrotekstas yra aiškus, o ne įsiliejęs. Patikrinkite su ultravioletinė lempa. Ultravioletinėje šviesoje popierius nešvyti. Matyti raudoni, mėlyni ir žali popieriuje esantys plaušeliai. ES vėliava yra žalia, o žvaigždės oranžinės. Europos centrinio banko pirmininko parašas yra žalias. Averse švyti didelės žvaigždės ir maži apskritimai. Reverse žemėlapis ir tiltas. Pažvelgę į banknotą prieš šviesą, pamatysite blankų atvaizdą, kuriame išryškėja Europos portretas ir banknoto nominalo skaičius. Pakreipus banknotą, sidabro spalvos juostelėje išryškėja Europos portretas, toks pat kaip vandens ženkle. Juostelėje taip pat matyti langas, banknoto nominalo skaičius ir perforuotas euro simbolis. Pakreipus banknotą, blizgus skaičius atspindi šviesą. Banknotą kraipant, blizga viršutinė arba apatinė skaičiaus dalis. Be to, skaičiaus spalva keičiasi iš ryškiai žalios į sodriai mėlyną. Perbraukite banknotą pirštu. Ant priekinės banknoto pusės, kairiojo ir dešiniojo kraštų yra linija, sudaryta iš trumpų iškilių brūkšnelių. Pagrindinis atvaizdas, raidės ir didysis nominalo skaičius taip pat yra storesni. Pažvelgus į banknotą prieš šviesą, apsauginis siūlelis atrodo kaip tamsi linija. Šioje linijoje matyti labai mažomis baltomis raidėmis užrašytas simbolis euras ir banknoto nominalo skaičius. Eurų monetų yra šių nominalų – 1, 2, 5, 10, 20 ir 50 centų ir 1 bei 2 eurų. 1 euras lygus 100 centų. Monetos skiriasi dydžiu, svoriu, forma, metalo sudėtimi. Didesnio nominalo monetos 1 ir 2 eurų yra dvispalvės – baltos ir geltonos spalvos. Vidutinio nominalo monetos 10, 20 ir 50 centų yra geltonos spalvos, o mažo nominalo monetos 1, 2 ir 5 centų vario spalvos.
Visų monetų aversas yra vienodo dizaino ir simbolizuoja bendros Europos idėją. Visų monetų reversas kiekvienos valstybės skirtingas. Visos eurų monetos galioja visoje eurozonoje, nors viena jų pusė ir kitokia.